Šeštadienio rytą Druskininkuose nuo starto linijos pajudėjo pajėgiausi ralio lenktynininkai iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos ir Baltarusijos. Šeštajame pirmenybių etape paaiškėjo ne tik šių lenktynių, bet ir viso sezono Lietuvos automobilių ralio čempionato prizininkai. Pirmieji 7 km ir 600 metrų ilgio greičio ruožą pradėjo Kauno Juta Racing komandos lenktynininkai Vytautas Švedas ir Žilvinas Sakalauskas. Būtent šis ekipažas ir tapo pirmosios vietos laimėtojais. Kaip ir po visų finišų jaučiuosi šiek tiek pavargęs, bet vėl ta pergalė šiek tiek atperka tą nuovargį ir viskas patampa aišku, kad jinai buvo, tas nuovargis ne veltui. Kadangi tikslas pateisina priemonės, tai nuovargio jau tuoj visai nejausiu. Vien tik tai gyvensiu euforiją dar kelias dienas ir be abejo gal net iki kitų metų sezono, kadangi šį kartą pavyko laimėti ne tik lenktynės, bet tai buvo paskutinis Lietuvos autoralio čempionato etapas ir mūsų ekipažas tapo čempionais, tapo pirmos vietos nugalėtojais. Tai manau, kad šiandien viskas idealiai man. Į kiekvienas lenktynės aš atvažiuoju su tikslu nugalėti. Šiandien, turbūt per 3 ar 4 metus, mano tikslas buvo kiek kitoks. Vėl tai įtakojo čempionato galutinės rikiuotės padėtis. Man užteko 8 vietos, kad taptumėm čempionais. Tai šiandien galvojau, kad leisiu būti aplenkiamas. Bet vėlgi pradėjome važiuoti, kažkokį tai susiradome tinkamai, pakankamai greitą ir labai saugų ritmą ir tik tai įvykdėm tą, ką buvom užsibrėžę. Per daug nerizikuodami, nelenkdami to medžio per save. Galų gale ačiū Dievui, kad jisai nelūžo. Galų gale, kad jo ir nebuvo ir labai smagu, kad ralis turi dar vieną prijaučiantį miestą, tai Druskininkus. Nuostabų kampelį, kur manau, kad ralistus nekeiks, o gražiai, tvarkingai priims ir mes dovanosim miestui ir žmonėm, ir aplinkiniam, ir svečiam gražių vaizdų. Antrąją vietą ralio čempionate iškovojo 33,6 sekundės nuo nugalėtojų atsilikęs Dominyko Butvilo ir Renato Vaitkevičiaus ekipažas. Treti liko Ramūnas Čapkauskas ir Tomas Šipkauskas, nuo lyderių atsilikė 1 minutė ir 21 sekundė. Iš tikrųjų buvo sunku vien dėl to, kad šitas ralis, būtent paskutinis etapas, vadinamas Klasik rally, Druskininkų ralis, jis yra pirmą kartą organizuojamas po daugelio metų ir visi šitie greičio ruožai, kuriuos mes šiandieną važiavame, jie yra visiškai nauji. Taip kad tai yra labai didelė keistenybė, nes, tarkim, daugelis jaunų lenktynininkų jie žino greičio ruožus, kurie vyksta, tarkim, Vilniaus ralis, ten Zarasų ralis, jau galima sakyti, o čia yra visiškai naujas ralis, nauji greičio ruožai, ir tai įdegė labai daug sudėtingo važiavimo iš tikrųjų, nes kaip minėjau, tai yra nauji keliai. Ralio dalyviams teko įveikti 10 greičio ruožų, kurie driekėsi Druskininkų apylinkių keliais ir žvyrkeliais. Na, o paskutinieji 2 greičio ruožai buvo tikras išbandymas ralio dalyviams. 7 kilometrus lenktynininkams teko važiuoti dviračių taku. Galiu pasakyti, buvo sudėtingų greičio ruožų, buvo tikrai įdomių, kur tikrai reikėjo parodyti ir meistriškumą, ir sugebėjimą išsaugoti automobilį. Ir manau, kad smagu, kad čia įvyko, todėl kad šitam regione tikrai labai seniai buvo ralio varžybos ir tikiuosi, kad ateityje visą laiką galėsim sukviesti ir žiūrovus ir į šitas varžybas ir mes patys jose sudalyvauti. Jie pakankamai pavojingi, klastingi, nes realiai pabaiga yra labai greita, medžiai prie pat, tai kažkaip bėga nesinori vis aukštint, nes jau pasidaro nebejokinga, tai galvoju, gal tiek to, pasisaugosim. Nors naujos trasos dalyviams ir pasirodė pakankamai sudėtingos, tačiau ralio sezono pabaigtuvės buvo įdomios ir atkaklios. Pirmą kartą Druskininkuose surengtas Lietuvos ralio čempionato finalas gali tapti tradiciniu kurorto rudens akcentu. Ralyje dalyvavę lenktynininkai tam mielai pritartų. Manau, kad miestas tik gražėja ir kiekvienas renginys jį puošia. Tai nesvarbu, ar tai yra ralis, ar tai yra bėgimas, ar tai yra, kas bebūtų galų gale dabar, gal net ir kalnų slidinėjimo čempionato etapas. Gal padaryti dvikovę, vieną dieną važiuojam su mašina, kitą dieną važiuojam su slidenčiu, aišku, juokauju, bet miestas garsėja, kad gali pasiūlyti daug pramogų ir
kiekvieno skonio žmogui. Aš manau, kad nes Druskininkai kaip miestas yra labai gražus, jisai pritraukia daug turistų, daug svečių ir aplinka graži, jaučiasi šventė. Iš tikrųjų, tai aš tikrai kaip lenktynininkas asmeniškai norėčiau, kad šitas ralis būtų ne vienerius metus. Gal šiek tiek reikėtų pakoreguoti greičio ruožus kai kurius, nes yra per greitų greičio ruožų, bet pati kaip šventė, tai aš įsivaizduoju, kad jinai bus pavykusi ir labai graži ir mums, ir visiems svečiam. Šeštadienio vakarą ralio dalyviai ir juos pasitikę žiūrovai neskubėjo skirstytis. Jų laukė vakaro koncertas su grupėmis Up Antikvo ir Pelenai. Žiūrovus linksmino Lindy Hopo šokėjų pasirodymai, na, o koncertą vainikavo prizininko apdovanojimai ir fejerverkas.